Lietuvos futbolo klubai tęsia pasiruošimą naujam sezonui. Vakar Marijampolėje prasidėjo 4 komandų tarptautinis turnyras. Jame be šeimininkės Sūduvos dalyvauja daugkartinis Lietuvos čempionas FBK Kaunas, po 7 metų atgijęs Kauno Inkaras bei svečiai iš Estijos Narvos Trans. Pirmame turnyro susitikime praėjusiais metais į antrą šalies lygą išmestas FBK Kaunas 1-0 nugalėjo Estų Vienuolikę. Kauniečiams vienintelį įvartį po varžovų klaidos gynyboje pelnė Ramūnas Macežinskas. Antros rungtynės tapo skaudžių smūgių Sūduvos ekipai, bet treniruočių susirinkę Inkaro entuziastai 4-2 parklupdė šalies pirmenybių prizininkę. Maža to, Inkaras šiame susitikime pirmavo 4-0, o visus 4 įvarčius įmušė buvęs FBK Kauno atakų organizatorius Artūras Rimkevičius. Be biudžeto vien dėl entuziastingų žaidėjų gyvuojančios komandos vadovai sako, kad jų nebetenkintų pasirodymas Kauno apskrities pirmenybėse. Todėl jie sieks pakilti į antrą šalies lygą. Apetitas auga bevalgant. Žiūrėsim, kaip bus toliau, kaip vystysis. Viskas priklausys nuo to, kaip mes, ar išlaikysim tokią sudėtį, ar atsiras kažkokių tai rėmėjų. Tada ir žiūrėsim, gal mes ir toliau kažkur tai planuosim kilti aukščiau. Šiais metais? Ir aš nenoriu kalbėti vienas už visus, ar ne? Bet tokių kalbų pasigirsta, tokių kalbos lygyje. Marijampoliečiai dėl nesėkmės per daug nesikrimto. Šiame turnyre jiems svarbiausia išmėginti peržiūrą atvykusius žaidėjus. Turnyre debiutavo ispanas Markas Masipas ir bulgaras Liubomiras Bogdanovas. Klubas jau derina kontrakto sąlygas su keliose rungtynėse savo meistriškumą pademonstravusių žaidėjų iš Kinijos Liu Hao. Kiekvieną turnyrą norisi laimėti, bet šiuo metu, kaip minėjom, stebim naujus žaidėjus peržiūrai. Bet modeliuojam žaidimą taip, kaip norėtume žaisti ir bandom suderinti, o kaip pavyks, sunku pasakyti. Savo žaidėjus patikrinti prieš šalies čempionatą turnyre siekė ir FBK Kaunas. Komandos treneris pasakojo, kad visi žaidėjai stengiasi pasirodyti kuo geriau, kad patektų į pagrindinę komandos sudėtį. Vienintelė problema dar neaišku, kurioje lygoje šiemet startuos kauniečiai. Bent jau pagal pajėgumą ši ekipa galėtų kovoti dėl A lygos apdovanojimų. Čia labai sunku pasakyti, kokia ta komanda išliks ir kaip pradėtumėm čempionatą. Aš skaitau, kad jeigu pernykštį lyginant tą čempionatą, tai mes dėl medalių galėtume pakovoti. Po pirmojo Marijampolės taurės turo turnyro lentelės viršuje išsirikiavo abi Kauno komandos – Inkaras ir FBK Kaunas. Antrojo turo susitikimai vyks penktadienį, o turnyras baigsis artėjantį pirmadienį.